Mes labai bijom būti atviri, bijom nusirengti, nes bijom, kad būsim pažeidžiami ir kad prieš mus panaudos tai. Jeigu tėvai yra nebrandus, jie negali būti atrama, ar ne, savo vaikų. Priimti nereiškia nejausti. Nes mes pačios savęs nepažįstam ir tada feikinam ir tuos orgazmus. Apskritai visada partnerystė tai yra traumų susijungimas. Kad įsimylėti jis gali va taip, net ir būdamas nuostabiausiuose santykiuose. Santykiuose turi vykti mainai, nes kažkiek gali duoti, bet badas ateina, kad nori pradėti ir gauti. Labas, aš esu Gintarė, o tu klausysi laidos Endobiogenika, kurioje tyrinėjame sveikatą ir laimę iš įvairių pusių. Nuo šios dienos tema – santykiai su tėvais, kaip vaikystės scenarijai veikia mūsų partnerystės. Mano pašnekovė Jekaterina Ščeglova, terapeutė bei pirmojo Lietuvoje psichoterapinio klubo įkūrėja. Su ja kalbėsime apie tai, kaip mūsų santykiai su tėvais, net jei jie atrodo seniai praėję, nesąmoningai veikia tai, ką renkamės partneriu, kaip kuriame artumą, ko bijome, ko reikalaujame ir kur stringame. Labas, Jekaterina, labai malonu tave matyti mūsų studijoje. Ačiū tau, kad atvykai ir šiandien su tavim kalbėsim apie santykius. Ačiū labai, Gintarė. Santykiai su tėvais, pirmaisiais mūsų žmonėms, svarbiausiai žmonėm, lemia mūsų santykius su mūsų partneriais, kaip mes juos renkamės, kaip mes išeinam iš tų santykių, kaip kuriam naujus santykius. Tai pirmiausia, gal prieš pradėdama kalbėti apie tai, labai norėčiau sužinoti apie tave, kaip tavo gyvenime atsirado apskritai psichologija. Tai žinok, labai tokia įdomi istorija ir žinoma atsirado nuo mano asmeninių kažkokių užklausų ir psichologija tai buvo toks, įrankis ieškoti pagalbinio savo sprendimo, kaip susitvarkyti iš tikrųjų su veido oda. Aš turėjau tikrai labai nežmoniškai negražią aknę ir niekaip nesuprasdavau, kas vyksta. Visi tyrimai, gydytojai, vienu žodžiu, nieks negalėdavo padėti. Ir dietos, ir viskas, niekaip, ar ne? Ir aš pagalvojau, kad kažkas turbūt susijęs su psichosomatika. Bet kadangi jau visi gydytojai, ar ne, ir klasikinės medicinos ir nepraeiti, aš supratau, kad man reikia paieškoti kažko psichologijos srityje. Ir aš tai pradėjau domėtis. Tiesiog pradėjau domėtis, susipažinau su pirma psichoterapeutė, su ja pradėjau dirbti. Pradėjau jausti, kad mano apskritai sąmonė keičiasi, mano sprendimai truputėlį kitokie pasidarė ir supratau, kad aš pavargau būti prieš tai buvusiam versle, kad man jau tapo nebeįdomu ir aš noriu mokytis. Ir labai įdomiai sutapo su tuo, kad aš buvau nėščia tuo metu, kai įstojau mokytis į psichoterapijos kursą, integratyvios terapijos. Čia irgi labai įdomi yra istorija, nes aš nesu klasikinė psichologė arba psichoterapeutė Lietuvoje ir niekada greičiausiai nebūsiu akredituota Lietuvoje. Ir aš labai sąmoningai pasirinkau šitą kelią, panagrinėjus visų pirma tai, kas Lietuvoje yra siūloma iš mokslų. Tai reiškia, aš iš tikrųjų panagrinėjau universitetus, kurie siūlo tikrai tokią intensyvę programą, ar ne, psichologijos srityje ir supratau, kad visa ta programa, pabendravus ir su dėstytojais, ir su žmonėmis, kurie pabaigė, kad man asmeniškai jinai yra per silpna. Jinai yra pasenusi ir ten yra be galo mažai praktikos. Ten jos nėra. 4 metus tu mokaisi praktiškai remiantis moksliniais tyrimais, kaip juos skaityti ir ten labai daug teorijos. Ir aš supratau, kad man tai tikrai netinka. Pirma, aš galvojau, gal Lietuvoje pasibaigti coachingą, bet supratau, kad tai irgi ne mano kryptis. Man reikia kažko giliau, kažko įdomiau, kas būtų susijęta su mūsų pasąmonė. Ir taip aš įstojau mokytis Rusijoje ir aš pabaigiau Rusijoje 2 metus psichoterapijos integratyvios, kur labai daug skirtingų krypčių, bet jų po truputį yra atskleista. Supratau, kad man tai labai patinka ir taip toliau pradėjau gilintis, mokytis. Dabar aš įstojau į 3 universitetą, irgi Rusijoje mokausi psichoanalitikos. Kaip žinia, rusai labai stiprų šitoj srityje. Ir visi mano dėstytojai tai yra tie žmonės, kuriuos aš be galo gerbiu. Tai yra tie žmonės, kurie tikrai su savo psichika įrodo, ar ne, kad įmanoma gyventi geriau, nes visos psichoterapijos tikslas ir yra gyventi geriau, kokybiškiau, susitvarkyti savo gyvenimą taip, kad žmogus būtų jame laimingas. Toks yra tikslas. Tai mano tokia buvo kelionė. Dabar dar toks įdomus dalykas, kad aš labai gilinuosi į fiziką, į neurobiologiją, nes man tik psichologijos žinių nepakanka.
Nes ten labai daug yra nuklydimų, kažkokios tokios ezoterikos, tokio, žinai, žmonės, būdami šitoj profesijoje, savo prisigalvoja tam tikrų dalykų, pasiima kažką iš ezoterikos, astrologijos, ten tokių visiškai moksliškai nepatvirtintų sričių. Ir ten jau prasideda truputėlį nuklydimas nuo esmės, todėl man labai reikėjo kažką dar atsiremti, tai neurobiologija, tai yra tai, ką aš irgi studijuoju, nes tai patvirtintas mokslas, kuris rodo, kas vyksta su mūsų smegenim, kaip iš tikrųjų mes elgiamės, kodėl taip elgiamės, kokios ten sritis smegenų ar ne yra aktyvuojamos. Ir taip pat fizika ir kvantinė mechanika. Tai yra kažkas susieto su mūsų visata, tai yra antra galbūt mano sritis, kur mano libido yra, ar ne, kur tokia trauka, aistra ir ten labai labai daug paaiškinimų, kaip mes funkcionuojam ir energetiškai labai daug paaiškinimų kartu su psichologija surišus, kaip mes renkame scenarius, kaip mes juose išbūname, kodėl mums taip sunku iš jų išeiti ir taip toliau. Tai man patinka apjungti tokias mokslinės sritis kartu su psichologija. O tau ir mokyklai patiko, pavyzdžiui, fizika? Ar čia yra tik dėl to, kad pradėjai labai gilintis į psichologiją, pasidarė labai įdomu ir kitos sritys? Biologija, fizika? Fizika man mokykloje nesisekė, pradedant nuo žodžio, visiškai. Absoliučiai, bet man matematika labai puikiai sekėsi. Tai fizika labai stipriai remiasi matematika, labai stipriai, bet fizika truputėlį sudėtingesnis mokslas ir ten labai daug matematikų toj fizikoje yra. Tai dabar, atradus savo dėstytojus, atradus tuos mokslininkus, kurie labai įdomiai, labai aiškiai pasakoja, man tai labai pradėjo patikti ir puikiai sektis iš tikrųjų. Ką reiškia, kai ateina laikas ir ta mokyklos programa nebūtinai yra sudaryta pagal tai, kada mes būnam subrendę ją mokytis. Sutinku 100%. O kaip tavo žinios, nes kai tu pradėjai ieškoti sprendimo aknei ir radai tu tą sprendimą besimokydama? Žinai, tai turbūt buvo kompleksas, aš radau daugiau problemų viduje. Vėlgi atėjusi iš vaikystės, ar ne, tam tikrų dalykų, kuriuo aš sąmoningai nesupratau. Nes aknė, kad ir kaip ją vadintų medikai, ar ne, kad tai yra ten genetinė liga, arba ten, ar ne, liaukų, tas visas, toksai dalykas, vis tik tai vis tiek susijęs su mūsų visa sistema. Ar ne, tai aš radau savyje labai daug tokių, žinai, momentų, kurie tikrai provokavo aukštą kortizolį, bendrinę įtampą, ar ne. Tai šitie dalykai tikrai labai stipriai sumažėjo dėka psichoterapijos, dėka psichologijos. Taip. Ir tu daliniesi būtent terapiniam klube arba Telegram kanale, kurį turi tam pačiam Instagrame, daliniesi ir savo pačios kelionę, asmeninę kelionę. Ir man labai tas kaip ir smagu ir gražu ir kartu labai jautru yra. Mes labai bijom būti atviri, bijom nusirengti, nes bijom, kad būsim pažeidžiami ir kad prieš mus panaudos. Tai kurdama terapinį klubą ir edukuodama žmonės, padėdama jiems, matyt, ne veltui pasirinkai ir tą psichoanalitinę kryptį, kur vaikystės patirtys lemia mūsų suaugusių gyvenimą, nežinau, pasirinkimus, scenarijus. Tu daliniesi kartu ir savo kelionę asmeniniuose santykiuose. Kaip tu jauteisi, kaip pati jauteisi su tuo sprendimu, kad turi pasidalinti tai auditorijai, kuri tavęs klauso, kuri tave seka, kuri mokosi iš tavęs. Ar buvo lengvas tas sprendimas tau? Dalintis apie skyrybas tu turi omeny? Taip. Žinai, turbūt viešai aš nesidalinau labai ilgai, apie kokius 2 metus, ir aš tik dabar paskutinius metus pradėjau apie tai kalbėti jau visiškai viešai, tai reiškia savo Instagrame ir Telegrame, o po pusės metų po skyrybų aš turbūt pasidalinau su žmonėmis klube, labai privačiai. Tai ar ne super didelė auditorija, kur tikrai yra žymiai mažesnė nei mano vieša auditorija. Ir tai turbūt buvo, žinai, labai sąžiningas toksai sprendimas, neapgaudinėti nieko, ar ne, o parodyti tą realybę, nes aš manau, kad žmonės, kurie nepapasakoja, kažką slepia, ar ne, jeigu jie yra terapeutai, jeigu jie vėlgi savo pavyzdžių rodo, kaip galima keisti savo gyvenimą ir jie neparodo tikrovės, jie meluoja. Aišku, kiekvieno, žinai, sprendimas, kiekvienas veda savo socialinius tinklus labai skirtingai. Aš net pusės turbūt net nesidalinu to, kas vyksta mano asmeninėme gyvenime, nes skaitau, kad tai truputėlį būtų peržengta riba, ar ne? Bet šitas sprendimas, jisai toksai didelis, raktinis. Manau, kad man reikėjo pasidalinti ir aš tai labai labai ramiai priėmiau. Ar tau buvo sunku tą padaryti?
Ne, negaliu pasakyti, man nebuvo sunku, tai buvo labai natūralus sprendimas. Pirmus pusę metų po skyrybų nežinojo niekas. Mano apskritai visos draugės, visa aplinka, mama, visi sužinojo tik po 4 mėnesių. Ir tai buvo mano sąmoningas sprendimas, aš tai atsinešiau šitą dalyką į terapiją. Ir tenai su juo buvau, prisiartinau prie jo, ar ne, prisijaukinau tą sprendimą. Ir tik tada aš pradėjau apie tai kalbėti jau viešai. O kiek tau terapija padėjo priimti sprendimą skirtis? Nes tu, kaip suprantu, tuo metu kaip tik mokeisi, kai skyrybos vyko tavo gyvenime. Tai buvo 2 metai mokslų. Per pirmus metus aš iškėliau savo tokį uždavinį, kad kažkas ne taip mano santykiuose. Ir supratau, kad taip. Būtent mokydamasi, būdama terapijoje, aš supratau, kad tiesiog toks gyvenimo stilius man nėra naudingas. Mane jisai veda ne į geresnę gyvenimo kokybę, o atvirkščiai į didesnį nerimą, į didesnį įtampą ir aš supratau, kad taip tęstis tiesiog negali. Tai žinoma, terapija buvo labai puikus toks atraminis įrankis tam, kad išgirsti save. Tai dabar jau pereisiu prie mūsų pagrindinės temos. Jinai vis tiek susijusi su tuo, ką mes dabar kalbėjom, apie tai kaip tie santykiai su tėvais lemia tai, kaip mes renkamės apskritai, kokį vaidmenį turi mūsų santykiai su tėvais, nes visi turim tėvus, nebūtinai jie mus augino, bet kitaip nebūtumėm atsiradę. Tai kaip tai atsiliepia mūsų saugystėj, mūsų gebėjimui pasirinkti partnerį, įsivelti į toksiškus tuos santykius, toksiškas partnerystės, kodėl vieniems pasiseka, kitiems ne. Čia labai daug klausimų, bet viską pamažu, gal pradėkim nuo tėvų. Tai kaip tie mūsų santykiai su tėvais vystosi? Žinai, Gintarė, šitas klausimas yra toksai globalus, milžiniškas, ar ne, kaip mūsų santykiai su tėvais daro įtaką mums. Tai visų pirma, aišku, reikia pasakyti, kad ir mokslininkai kalba apie tai, kad prenatalinis periodas, tai tas periodas, kai laukiasi moteris, jau turi įtakos neuroninių jungčių formavimuisi. Tai reiškia, moteris, kuri jau yra santykiuose kažkokiuose, ir yra nėščia, jau formuoja neuroninės jungtis savo vaikui. Koks bus jo kortizolio kiekis, koks jisai ar ramus bus ar ne, visa tai jau formuojasi. Ir tai yra moksliškai įrodyta ir psichologai irgi buvo toje konferencijoje Prancūzijoje ir irgi patvirtino visus tuos dalykus. Tai įsivaizduok, kiek daug mums įtakos turi net nematymas, ar ne, o tiesiog buvimas kontakte su mama, jos, ar ne, kažkokie gyvenimo scenarijai mums jau atsiliepia. Tai ar galima sakyti, kad, ar ne, mes nieko nepasiimam iš savo šeimos ir galim kurti savo gyvenimą kaip norim? Tikrai ne. Globaliai yra įtaka, ar ne, mūsų gyvenimui nuo mūsų tėvų. Kitas momentas, kai mes jau gimstame, įsivaizduok, yra milijardai žmonių. Tiesiog jų yra tiek daug ir tų scenarijų yra įvairiausių. Ar ne? Ir vaikas gimsta tam tikroje šeimoje, kur, pavyzdžiui, yra įprasta šaukti, jeigu tu kažko nepadarai. Toks scenarijus. Ir psichika tai yra toksai kaip žemėlapis. Ar ne? Mažo vaiko psichika, sakykime, nebe baltas lapas, nereikia taip sakyti, nes jau mes žinom, kad ar ne, tame periode jau formuojasi tam tikri jo pojūčiai, suvokimai, ar ne? Reiškia, jau ten kažkas yra užrašyta. Bet galim sakyti, kad dar jisai pustuštis ir ten labai daug galima daryti kažkokių tais manipulacijų su tuom. Ir jeigu šeimoje yra įprasta šaukti, kai tu padarai klaidą arba kažką sudaužai ir tokia yra komunikacijos forma, tame žemėlapyje santykiai pas jį formuojasi tokie taškai. Ar ne? Toks kaip paternas, scenarijus, kaip elgiasi žmonės santykiuose, kai nutinka klaidos. Ir tas žmogus auga ir nuolatos tas scenarijus yra patvirtinamas. Reiškia, tame žemėlapyje būtent tuo keliu nuolatos važinėja, sakykime, automobilis, ar ne, kuris jau vėžes paliko, jau jisai yra toks stiprus. Ir kai žmogus užauga, kaip jisai gali pasirinkti kitokį partnerį, jeigu
jo kaimynai tokie patys buvo, mokykloje taip pat elgėsi moteris ar ne, mokytojas. Kaip jisai gali pasirinkti kitokį partnerį? Niekaip, bet taip ir veikia. Šeimos komunikacijos modeliai formuoja žmogaus santykių žemėlapį. Kas jam bus norma, kas jam bus tabu. Pavyzdžiui, jeigu šeimoje niekas niekada nesikeikia. Ir paskui draugai niekada nesikeikia. Mokykla tokia buvo, ar ne, kurioje niekas nesikeikia. Greičiausiai jis nepasirinks partnerio tokio, kuris turės tą pobūdį ar nenaudoti keiksmažodžius. Va taip ir veikia. Kaip įdomu, aš pamenu, mes buvom tik susituokę su vyru ir turėjom ginčą. Ir mano anyta tada man pasakė, kad Gintarė, aš esu augusi be tėvo, tėvas niekada manęs nėra auginęs, kad tu keli vyrui per didelius lūkesčius, nes tu augusi be tėvo, be vyro šeimoje ir tu nežinai, kaip tie vyrai elgėsi. Ir aš nepriėmiau to kaip kritikos, aš priėmiau tą kaip komplimentą savo, nes galvoju, tai labai gerai, kad aš augau be to tėvo, nes aš žinau, ko aš noriu ir aš nesitaikstau su tuo, kas man netinka šitoje vietoje. Tai, o kaip, pavyzdžiui, iš tikrųjų yra žmonių, kurie irgi augia be tėvo, bet jie visai kitaip tą pačią pastabą priimtų, nuo ko tai priklauso, kad vieni auga pilnoje šeimoje, kiti nepilnoje, kiti iš viso be tėvų auga ir dėl ko vieni tampa aukomis tarsi, o kiti prisima atsakomybę į savo rankas. Priklauso ne nuo to, ar buvo tėtis, ar buvo mama, o priklauso nuo viso paveikslo. Nes šeimoje, kurioje nebuvo tėčio, gali būti taip, kad mama buvo labai brandi, sugebėjo atlaikyti labai savo ribas, sukurti labai saugią aplinką, labai buvo geras pavyzdys mergaitiai, ar ne? O gali būti aplinka, kurioje ir buvo tėtis, bet jisai buvo smurtaujantis, jisai buvo girtuokliaujantis, ar ne? Arba jisai buvo visiškai pasyvus ir nebuvo šeimoje. Todėl žemėlapis formuojasi mūsų savęs suvokimo, santykių suvokimo, ar ne per tai buvo tėtis ar mama, o per tai, kaip elgėsi svarbiausi suaugę žmonės, visų pirma su savim ir su savo gyvenimu, nes mes turim veidrodinius neuronus, kurie nuskaito. Žmogus gali bet ką sakyti, tu nerūkyk, žinai, bet jisai pats traukia cigaretę ten, tai veidrodiniai neuronai jie nuskaito. Ne tai, ką sako žmogus, o tai, ką jisai daro. Tai natūralu, kad čia labai individuali istorija ir dėl to labai sudėtinga yra pasakyti, nebuvo tėčio, tai bus va taip. Ne, nebūtinai. Viskas labai priklauso nuo tų autoritetingų suaugusių, su kuriais turi santyki būtent, ar ne, vaikas. O kaip yra susiję, pavyzdžiui, didelė, bent jau mano kartos, pavyzdžiui, tėvai, močiutė, ten proseneliai, ir sąlygos, kuriom jie augo, kuriomis jiems teko gyventi, karas, pokaris, okupacija, jos tikrai buvo sunkios. Ir emocinės brandos ir tiek kalbos apie psichologijos apskritai vaidmenį. Psichologija dar tuo metu buvo suvokiama kaip nemokslas, tik nors ir buvo galima studijuoti universitete. Jie užaugo emociškai nebrandus. Jie patys neturėjo, kas juos palaikytų. Tai ir mums tarsi negalėjo būti, bent jau man, resursų. Kaip tokiu atveju, kaip su tokiais tėvais, kurie emociškai nebrandus, tai kokius jie tuos vaikus mūsų užaugina? Jeigu tėvai yra nebrandus, jie negali būti atrama, ar ne, savo vaikui. Natūralu, kad vaikas ieškos tos atramos. Mūsų psichika sukurta taip, kad mes bet kokiu atveju ieškosim atramos. Arba tai bus vyresni draugai, arba tai bus mokytojai. Ir vaiko ir paauglio psichika yra iš tikrųjų įspūdinga. Paauglystės laikotarpis tai yra tas laikotarpis, kai galima užglaistyti visas traumas. Ir mažai kas apie tai šneka. Jeigu atsiras tinkami žmonės, tinkamu laiku ir tinkamoj vietoj. Pavyzdžiui, įsivaizduokim berniuką, kuris augo šeimoje, kur, pavyzdžiui, tėtis buvo smurtaujantis, mama ten irgi, pavyzdžiui, asocialiai gyveno, neturėjo tos brandos susitvarkyti su savo gyvenimu, ar ne? Ir 12-11 metų jisai papuola į kokias nors bokso treniruotės ir ten atsiranda treneris, kuris toksai užima tėvišką figūrą, jisai toks kaip archetipiškai tėvas, ar ne? Ir berniukas pradeda į jį remtis. Greičiausiai jo gyvenimas susiklostys labai pozityviai, dėl to, kad jisai atstatė tėvišką figūrą ir atrado į ką atsiremti.
Jeigu jo gyvenime atsiras vyresni vaikinai, draugai, kurie rūko, geria ar ne, irgi elgesi nelabai teisingai, greičiausiai jo gyvenimas nukryps dar blogesnė linkme, nei kad buvo jo tėvų. O tai, pavyzdžiui, jeigu dabar aš auginu vaikus ir suprantu, kad tas paauglystės amžius jisai yra toks labai savotiškas, nes tai yra kaip ir suaugęs, bet dar su mažai patirties ir mažai išminties, bet jiems visada atrodo, kad jūra iki kelių. Kaip ir autoritetų tėvai jau labai mažai gali būti, vis tiek autoritetų pradeda ieškoti išoriai. Tai ar yra, ką tėvai gali padaryti, kad to ryšio su tuo vaiku neprarasti, jeigu, aišku, su sąlyga, kad tas ryšys buvo kuriamas, nes jeigu to ryšio nebuvo, vargu bau, ar gali neprarasti kažko, ko neturėjai. Tai Tu visiškai teisi, Gintarė, jeigu jo nebuvo ir tą ryšį bandoma užmegzti tuo laikotarpiu, kai vaikas jau turi pradėti eiti separacinį procesą ir iš tikrųjų jo tikslas yra susirasti kitus autoritetus ir paneigti tėvų autoritetą, tam, kad jis galėtų tapti jaunu suaugusiu. Jeigu to ryšio nebuvo, bus labai sudėtinga. Bet jeigu tas ryšys buvo, mes terapeutai sakom taip, viskas, kas yra įdėta, ir psichoanalitikai sako, iki 9-10 metų, tai yra viskas maksimumas, ką tu gali įdėti vaiką. Paskui jisai privalo ieškoti savos informacijos, savų autoritetų, savos tiesos, kuri gali paneigti tėvų tiesą, tam, kad nuo jų palaipsniui atsiskirti. tas atsiskirimas tampa tikrai svarbiu momentu ir tėvams tiesiog reikia mokėti paleisti. Visiškai teisingai. Būti šalia, stebėti, ar ne, nes kaip tu teisingai pasakei, tai dar nėra suaugęs žmogus, kuris pilnai suvokia, ar ne, atsakomybę už savo veiksmus, stebėti iš šono, bet duoti klysti. Jekaterina, o dabar pakalbėkim apie tėvus ir mūsų suaugusius. Aš tikiu, kad didelė dalis žmonių tikrai turi nuoskaudų savo tėvams. Priekaištų, vieni tą įsisąmonina, kiti bėga nuo to ir neigia, bet kai ateina į santykį, nori greičiau iš jo dingti, pabėgti arba nuoskaudų prikaupę. Ar įmanoma susikurti santykį su tėvais suaugusiam amžiui, jeigu to santykio nebuvo kuriama iki paauglystės, iki tos suaugystės laikotarpio? Žinoma, kad viskas įmanoma, bet tik tais koks tas santykis bus? Kokia bus to santykio kokybė, kokius poreikius patenkins tas santykis? Ar ne? Čia labai svarbu įsivardinti savo, ko aš noriu iš tėvų ir įsivertinti realybę, kokios yra jų galimybės, kiek jie gali man duoti, o kiek negali duoti. Tai čia tam tikrų ribų tarsi priėmimas yra, kad suvokti, nes nuoskaudos jos vis tiek ateina iš vaikystės ir mes einam tarsi į santykį, aš pati galiu kalbėti, man tikrai dažnai su mama matausi retai ir kai tarp mūsų yra didesnis atstumas, tai aš galvoju, kokie geri tie mūsų santykiai, bet kai mes susitinkam, aš atrodo visų kūnų pradedu, man visos vaikystės nuoskaudos sukyla patirtys ir aš suvokiu, kad kažkaip neracionalu yra pradėti jai priekaištauti tą patį per tą patį, ko nei jinai gali pataisyti, nei aš galiu pataisyti, išskyrus, kad priimti, kad tai buvo. Tai čia vis tiek kalba eina apie tuos lūkesčius, kuriuos suprojektuoju į mamą ir per tas nuoskaudas, kad aš vis tiek jų kažkaip nesugebu nei paleisti, nei priimti. Bet ką reiškia paleisti nuoskaudą? Vat mano toksai, ar ne, terapinis klausimas. Ką reiškia paleisti nuoskaudą? Kodėl aš klausiu? Dėl to, kad mes labai daug esam prisiklausę paleisti, užgydyti žaizdas, ar ne, kažkaip integruoti. Ir mes turim tokių daug protingų terminų, bet faktiškai mes net nežinom, ką tai reiškia. Vat ką reiškia paleisti nuoskaudą? Labai geras tavo klausimas ir kai tu jo paklausai, aš iš karto pagalvojau, tikrai, Gintarė, tu pasakei sviestas, sviestuotas, nes paleisti man realiai yra priimti. Tai yra priimti, kad kaip faktą, kad tiesiog tai buvo, suvokti, kad jinai tą darė ne dėl to, kad norėjo man pakenkti, o tiesiog jos pačios toks resursas buvo, bet man tada kyla klausimas, tai kodėl aš to nepriimu? Jeigu sąmoningai aš tą suvokiu ir aš tikiu, kad didžioji dauguma susiduria su ta problema. Ką tu įvardini, Gintarė, kaip nepriimu? Ar tu įvardini tai, kad tau kyla jausmai? Tai, kad man kyla jausmai, kad aš pykstu, kad aš pradedu
neįgarsinu, žinai, mama, va dabar šitoj situacijai, kalbant su tavim, man vėl sukilo pyktis, aš prisiminiau ten vieną vaikystės patirtį, nes man atrodo, nu, kaip aš mamai priekaištausiu už tai, ko jinai jau negali pakeisti. Ir aš susigėstu, kaltę pajaučiu, bet tą jausmą, kuris kyla, jisai kaip mano statinį pradeda kauptis, kol jau to dangčio jau nebegaliu uždaryti ir jisai vėliau ar kažkaip prasiveržia taip, kad aš kurį laiką nenoriu nei kalbėti, nei matyti, nieko nenoriu. Ir čia vėlgi didžiausia painiava nutinka tada, kada mes labai daug klausom informacijos. Aš konkrečiai ne apie tave, Gintarė, bet apie visus žmonės, nes iš tikrųjų mes labai prisiklausom Instagrame, kursuose, seminaruose trumpuose, kad vat, jeigu tu paleidai, tai tu nejauti jokių jausmų. Ir aš papasakosiu tokią įdomią istoriją, kur greičiausiai ir tu, ir dauguma žmonių supras, kad ambivalentiškumas yra labai svarbus. Priimti nereiškia nejausti. Ar ne? Ir jausti nereiškia, kad tu nepriimi. Papasakok daugiau. Įsivaizduok, kad tu susitinki su mama arba kažkas susitinka su mama, ar ne? Ir pavyzdžiui, mama buvo linkusi pašiepti arba kritikuoti, arba labai žinoti visą laiką, ar ne? Negerbti ribų, pavyzdžiui, ar ne? Ir tai yra vaikystės prisiminimas. Ir dabar suaugusiam amžiui mes susitinkam su savo tėvais ir dažniausiai, jeigu jie nedirba su savo psichika, jie elgiasi taip pat. Ir mums atrodo, kad mums sukyla jausmas iš ten tos gilios vaikystės ir ten yra vaikystės nuoskauda. Bet faktiškai tai situacija vyksta čia ir dabar. Ir mama gali, pavyzdžiui, arba kritikuoti, arba pašiepti, arba negerbti ribų. Ir tai yra dabartinis faktas. Čia kaip žinai, jeigu tau kažkada vaikystėje mindžiojo ant kojos vienas koks nors kaimynas ir dabar tu jį sutinki ir jisai tau vėl mina ant kojos ir tu sakai, aš prisimenu vaikystę. Ne, tu į dabar reaguoji. Ir tai yra natūralu, dėl to tau sukyla tie visi jausmai ir priėmimas, kad ir dabar mano mama nepasikeitus. Keičia visą faktą, kad man tai nemalonu dėl to, kad ir toliau tai vyksta. Ir greičiausiai niekada tai nepasikeis. Supranti skirtumą, kad tai nėra, kad tu jauti pyktį, kažkokį susierzinimą, tai greičiausiai tu reaguoji į dabartinę situaciją. Kad ir toliau tai vyksta. Kuo mes labiau sąmoningesni esam, to mes akivaizdžiau matom dalykus. Manipuliacijas, kažkokius tais ar ne elgesio paternus, kurie yra labai nemalonus, nefaini, nesubrendę. Labai geras tavo susijimas yra, nes aš nežinau kodėl, gal tikrai ir prisiskaičiusi esu, kad labai norisi vaikystės patirtį atsinešti ir susijęti su vaikystė, bet jeigu mes susijęm su čia ir dabar, tai tarsi mane įgalina reaguoti kitaip. Būtent. Nes aš galiu pasakyti, bet čia matyt, kad yra labai nepatogu atnešti tokią tiesą, gal čia baimė būti atstumtai, gal baimė būti nuneigtai, nes, kas man, pavyzdžiui, tikrai pačiai yra labai nemalonu, kai mano jausmus, ką aš jaučiu, nuneigia. Arba pasako, kad ne, aš taip negaliu jausti. Tai va tada man sukyla tikrai didžiulis pyktis, ką reiškia negaliu jausti, jeigu aš tai jaučiu. Ir labai dažnai mes racionalizuojame ir ginamės taip. Psichoterapijai labai dažnai žmogus ateina su gynybom. Ir jisai racionalizuoja. Ir kai jam pasako tai gynyba, jam sukyla dar didesnė gynyba ir jisai sako, ne velniui išeinu, viso gero, ką čia man pasakai, ar ne? Tai kai mes ateiname į situaciją dabartinę, mums labai lengva pasakyti, mama, aš pykstu ant tavęs už vaikystės žaizdas. Tada kaip ir, nereikia pripažinti realybės ir susidurti su tuo, ką aš jaučiu čia ir dabar. Tikrai. Bet kada aš ateinu ir tai vyksta ne šiaip savo. Mes, kai negalime dabartyje išbūti, kaip tik mes prieš, ar ne, pradedant kalbėjom apie jausmų atlaikymą. Dėl to terapiniam klube aš duodu tokią visada užduotį rašyti jausmų dienoraštį, net yra įrašytos paskaitos apie tai, kaip tai daryti. Nes tai labai svarbus emocinio intelekto vystymas. Nes kai mes nesugebam atlaikyti savo jausmų čia ir dabar, mes nematom realybės. Mus arba atmeta atgal į praeitį ir mes kabinamės į kažką, kas jau seniai pasibaigė, bet mes už to taip laikomės, nes negalim čia ir dabar susidurti su tuo, kas vyksta. Arba mes susikuriam kažkokią kitą fantaziją, arba mes slopiname savo jausmus, paskui jie, ar nesprogsta kažkokiu būdu ir taip toliau. Bet jeigu mes tuo metu sugebam, man dabar nemalonu, man dabar skauda. Situacija su mano mama. Skambina jinai man, kaip tu buvai savo seminare, ar ne, su fizika. Aš sakau, jo, buvau mama.
O aš sakau, ir kaip tau? Sakau, man labai patiko, faina, labai įdomu buvo, ar ne, susidėjo mano žinios, ką vat aš prieš tai mokiausi. O aš tau sakiau, reikia mokytis, reikia mokytis. Ir aš taip sėdžiu ir man kyla, ar ne? Ir sakau, mama, žinai, nebesinori pasakot nieko. Ir mama tokia, o ką aš tokio blogo pasakiau? Gynyba iš karto, ne? Ir sakau, mama, sakau, aš nesakau, kad tu kažką blogo pasakei. Aš sakau, tau duodu grįžtamą ryšį, kad tiesiog man nebesinori pasakot. Mano mama sako, okei, sako, man reikia suvirškinti dabar šitą. Okei, sakau, gerai. Ir toliau bendravimas tęsiasi. Bet kai mes čia ir dabar sakom, aš jaučiu pyktį, agresiją, didžiulį, man peržengia mano ribas, kažkaip čia nefainai vyksta kontaktas, bet aš galiu tame išbūti, aš galiu, grubiai pasakysiu, buitiškai, bet neišvemti to turinio, kuris manyje kyla. Nes kas dažniausiai vyksta? Mes išvemiam tą turinį ir paskui jaučiamės kalti. Labai geras ir ačiū tau labai pasidalinimo su pavyzdžiu su mama. Ir aš pagalvojau, Dieve, mano mama, aš ją tikrai labai gerbiu už tai, kad kai atsitinka konfliktinė situacija, kai aš kažką pasakau, bet dar neišvemiu, bet aš dar nemoku pilnai reflektuoti taip, kad neįskaudinčiau, jinai yra tas žmogus, kuris sugeba padaryti pauzę, kad mes nepriskaldytume malkų daugiau iš ten degtukų dėžutės. Tai ačiū jai labai už tai, kad ir tavo mama tą patį, kad man reikia suvirškinti, jinai tokį kaip atsitraukimą padaro, kad netoliau, tai pasiaiškinkim, kas čia vyksta, o gerai, susivokim ir tada bendraukim toliau. Bet tai yra bet kokio kontakto paslaptis. Gebėjimas atlaikyti savo jausmus ir parodyti kitam žmogui, kaip vyksta kontaktas, ar ne? Kitas gali pradėti ten būti labai dideliai dramai, kristi į savo jausmus, kęsti juose. Bet jeigu šalia yra žmogus, kuris turi labai didelę talpą ir gali į save talpinti, konteineriuoti didelį kiekį jausmų, kitas jaučiasi žymiai stabiliau. O gali plačiau apie jausmus, nes užsiminė apie jausmų dienoraštį, kad tai labai efektyvu. Ar tai yra susijęs su ta mūsų, rašant, pavyzdžiui, dienoraštį, mes galim praplėsti tą savo talpą? Taip ir yra plečiamas savo emocinis intelektas, kai mes atpažįstame. Tik labai svarbu turėti prieš save jausmų sąrašą. Ratą, aš taip vadinu, ar ne, kuriame yra tas didžiulis spektras, kurio mes ten jausmų kartais net įvardinti savo negalim. Ar ne, tai vat kiekvieną vakarą, jeigu laikytis metus laiko stabiliai rašymo technikos apie savo jausmus, kas įvyko per šią dieną, neracionalizacijos, nepaaiškinimo, kas nutiko, kur nutiko, su kuo nutiko, ką aš jaučiau ir mokytis ir kartu žinoma būti terapijai, nes labai dažnai žmonės sako, tai aš neturiu ką rašyti, aš nieko nejaučiu. Bet terapijai, kontakte su kitu žmogum, kuris gali atlaikyti jūsų jausmus, jis gali įvardinti jums. Ir jūs, šitą jaučiu, jo. Tai vadinasi kontrperkelimas, ar ne? Kai aš jaučiu tam tikrus jausmus, kuriuos man perkelia, ar ne? Žmogus. Ir aš galiu jam interpretuoti ir pasakyti. Tai čia daugiau reikėtų rašyti kiekvieną vakarą, tai nebūtina matyti valandos, užtenka gal kokių 5 minučių. Taip, žinoma. Ir daugiau per tai, kokie jausmai tą dieną kilo, kad ne situacijas atpasakoti, o pasižiūrėti į save, ką aš jaučiau dienos bėgyje. O tam, kam sunku, gal jis galėtų dienos bėgyje pasižymėti, o dabar supykau, dabar pajutau dar kažkokį džiaugsmą, kad galėtų ir metus laiko, ir po metų turėtų, jeigu nuosekliai dirbant, žmogus turėtų daugiau atpažinti tų jausmų savyje lengviau. Jis gali atlaikyti. Gali paaiškinti, kas tas atlaikyti? Kaip tik, pavyzdžiui, apie santykius, ar ne? Kadangi mes kalbam, įsivaizduok. Vaikas augo aplinkoje, kurioje nuolat buvo labai vienišas. Jausdavosi vienišas, paliktas, ar ne, mažai buvo tėvų, dėl to, kad jie dirbdavo ir taip toliau. Dažniausiai tokiam vaikui augant labai bus sudėtinga atlaikyti vienišumo jausmą. Mes esam socialinės būtybės, mūsų protas taip sukurtas, mums visada reikia atramos. Visada mums reikia kito žmogaus, mes taip sukurti. Ir kai sako, viską turi duoti savo dabar, ar ne? Čia kalba eina apie autonomiškumo poreikį. Santykio poreikis yra atskiras poreikis, jo negalima savo duoti pačiam. Todėl mes natūraliai traukiamės prie žmonių ir įsivaizduok, vaikas užaugęs su vienišumo jausmu, kurio jisai nesuvokia, net pažįsta, tas vienišumo jausmas jau suformavo jo elgesio scenarijus. Ir greičiausiai paauglystėje žmogus, tai yra vaikas, kuris jausdavosi labai vienišas, jisai buvo linkęs kurti santykių su bet kuo. Kas į jį atreaguos, su tuo ir kurti. Dabar suaugus,
Tai gali reikštis taip, kad žmogus pasijaučia vienišas ir jisai bėga iškart pas tą partnerį, kuris yra toksiškas. Negali, sako, aš negaliu, tiesiog aš jam pati parašau arba pats paskambinu jai. Ar ne, negaliu atsilaikyti, arba iškart skambinu draugiai, su kuria ten, pavyzdžiui, nėra to ryšio, kurio norėtųsi, kuri nuolat ten skundžiasi savo gyvenimu, skundžiasi vyru, ar ne, bet žmogus negali atlaikyti savo vienišumo jausmų ir pas jį iškart aktyvuojasi automatinė reakcija. Jis įima telefoną, skambina, rašo, grįžta ten, kur netgi jam gali būti visiškai nekomfortiška. Ir atlaikymas savo jausmo, tai yra mokėjimas jį įsivardinti, man dabar vieniša. Ok, aš dabar esu su tuo, man tikrai norisi kontakto, aš pripažįstu, man labai vieniša, kur mane tai veda. Kaip aš esu įpratęs arba įpratusi elgtis, kai tas jausmas yra neįsisąmonintas ir man nėra įmanoma jo atlaikyti, aš neturiu kur jo patalpinti, jisai man atrodo toks didžiulis, kaip toks debesis, žinai, kuris mane apgaubė, kad aš iškart turiu kažką su juo daryti. Ir kažkas gali pamatyti, kad jis pradeda valgyti, kažkas pradeda pamatyti, kad jisai ten sėdi ir scrollina, ar ne, visą laiką, ar ten 5 valandas prasėdi Instagrame, kažkas bėga pas draugus, ar ne, daro kažkokius automatinius veiksmus. Ir jeigu tuo metu pastebėti savo automatinį veiksmą ir duoti pauzę, ir tą pauzę ilginti minutę, 30 sekundžių minutę, 5 minutės, ar ne, kuo aš dabar norėčiau užsiimti. Ir praktikuojant šitą dalyką, rašymas padeda, nes jisai užima tave, ar ne, fiziškai tu esi užsiėmęs ir tu gali 1000 kartų parašyti, aš vienišas ir tu žiūrėk, jau ilgiau su juo išbuvai, tu žiūri 10 minučių išbuvau, niekam nenumeriau. Ir iš to impulso gebėjimo atlaikyti gimsta kas? Girdėjimas savęs. Kokio santykio norėčiau? Ar tikrai norėčiau dabar, kad ta draugė man ten pasakotųsi? Ir išvemtų man savo ar ne turinį, ar tikrai to noriu, ar kaip aš jaučiuosi po to santykio. Ar aš ten pasikraunu to tikrojo ryšio. Va taip transformuojasi mūsų psichika, kai mes sugebam atlaikyti jausmus, tada mes sugebam nekristi į automatinius scenarius ir nekurti tam tikrų santykių modelių, jeigu mes sugebam išbūti su to, ką mes jaučiam. Tai čia, ką daug kas mėgsta, kaip truputėlį gal ezoterikos įnešti, kad pritraukiam, tai čia daugiau kaip scenarijai gaunasi. Mes renkamės. Mes patys renkamės visada. Aš niekada nenaudoju žodžio pritraukiam, nes pritraukimas tai yra, žinai, kaip prisitraukiam, ar ne? Aš pati padariau tą veiksmą. Nėra tokio, kaip sako, kaip pritraukti pinigus. Aš visada sakau, kaip supras pritraukti pinigus? Ar jūs norit, kad lagaminas su pinigais ateitų pas jūs į laiptinę, prie jūsų durų pasistuksentų ir sakytų, aš čia, jūs pritraukia. Taip neveikia, ar ne? Tai mes renkamės per automatinės, neįsisąmonintas, nematomas reakcijas prie to, prie ko mes pripratom. Neįsivaizduok, vaikas vienas yra namuose ir tik grįžta, kažkas iš suaugusių į lėkte bėga prie durų ir bando būti visoks, įvairus, kad tik tais gauti dėmesio. Ir tada išmoksta prisitaikyti arba būti patogus, nuskaito labai gerai, ko tėvams reikia ir ar ten suaugusiems aplinkoje, kad nebūtų tik tai, o gali būti moteriams, kurios turi tą vienišumo didžiulę baimę, kad jos nemoka išbūti vienos, kad jos gali vienus santykius keisti kitais ir nebūtinai sveikais santykiais. Kai mes turime vienišumo jausmą, kuriame negalim išbūti, todėl sako, psichologai gali ilgai išbūti vieni. Atrodo, tai turėjo santykius, tai nebeturi kitų ilgą laiką. Viena, kas čia dabar vyksta. Dažnai terapeutai gali išbūti vieni po skyrybų, nes jie gali atlaikyti savo jausmus. Jie turi vidinės atramas, jie žino, kai man vieniša, aš taip elgiuosi, kai man vieniša, bet man tai netinka, aš to nesirinksiu. O kaip žinoti, kada tai yra savisauga, kad baimė kurti santykius. O kada tai yra sąmoningas, aš suprantu, tas, kas renkasi sąmoningai, tas labai gerai jaučia, kad sąmoningai. Bet žinai, būna tas momentas, kad, aš, pavyzdžiui, dažnai tą sakau, kad, jeigu taip atsitiktų, kad mano su vyru santykiai iširtų, tai, aš tikrai jokių kitų santykių nekurčiau, nes man santykiai tai yra apie darbą ir investicijas į santykius, kad tai tikrai reikalauja pastangų, reikalauja laiko, dėmesio, tu turi puoselėti kaip ir augalą, gal piktžolės auga savaime, bet jeigu nori gražų augalą turėti, tu turi jį laistyti, tręšti, prižiūrėti, persodinti, visą tai daryti. Tai čia gali būti mano, kad
nesąmoninga kažkokia baimė vėl, bet gali būti ir labai sąmoningas pasirinkimas, kad aš tiesiog suvokiu, kiek tai kainuoja. Taip, tai tu labai teisingai vardinai, Gintarė, tu sakai, aš žinau, kad reikia labai daug investuoti, tai iš tikrųjų darbas ir tai reikalauja labai daug resurso. Tai natūralu, bet labai dažnai žmonės sako, aš nenoriu santykių. Ir apskritai pasakymas, kad aš nenoriu santykių, tai yra melas, taip negali būti. Dar kartelį mes esam socialinės ar ne būtybės, mums labai reikia santykio. Ir tai nėra psichologinis faktas, ezoterinis faktas, tai neurobiologinis faktas. Taip išsivyščiusios yra mūsų smegenys. Mes, kai esam kūdikiai, mums reikia žmogaus suaugusios psichikos, kuri galėtų užsimti savireguliaciją. Mūsų. O galim santykį, pavyzdžiui, mes visada kalbam apie tą romantišką santykį, o galim tą poreikį realizuoti per buvimą su žmonėm, per ten davimą, per susibūrimus, per tą socialinį veiklumą tokį? Ne, dalinai tik tais. Okay, dalinai. Kodėl? Vėlgi smegenys yra suformuotos taip, reikia vieno žmogaus, į kurį aš galiu pastoviai atsiremti. Socialinė erdvė, kad ir draugai, kad ir ten, nežinau, renginys ar neduoda pastovumo. Mums būtinas yra pastovumas, saugumas, pastovumas ir be šitų dalykų mes niekada negalėsim sakyti, va aš saugiai prisirišęs. O draugė, draugas, bet kas ar ne, gali susirasti savo kitą partnerį, išvažiuoti ir gyvena jie savo gyvenimu. O kai mes jau esam kartu poroje, mes vis tik dalinamės vieną kelią ant dviejų, kad ir kaip bebūtų. Ir mes žinom, mes grįšim namo, tas žmogus bus. Bet čia mes kalbam apie sveiką santykį, bet aš tikiu, kad žiūrint į skyrybų skaičių ir apie tai, kiek ten vyresniam amžiui, kaip tų skyrybų iš viso padidėja, ar su vidurio amžiaus krizės sutampa, ar tikrai pavargsta, nugyvena tą santykį kartu ir reikia kažką atsinaujinti. Tai vadinasi, yra to tokio nesveiko santykio, kur ateina per scenarijus, per programas, tam tikrus pasirinkimus, per tą toksiškumą, kur pažįstamas paternas įsijungia. Gal galim apžvelgti tavo patirtyje matomus pagrindinius scenarijus, ką tu pastebi, su kokiais scenarijais, kokie partneriai Apskritai visada partnerystė tai yra traumų susijungimas. Visada kitaip nebūna. Čia tokia, žinai, tiesa, kurios visi labai bijo, nes ir sako, aš išsigydysiu ir tada jau įeisiu į santykį. Ne velnio taip nebus. Ne, tu vis tiek įeisi su savo kažkokiu tais paternu ir kažkokiu būdu jūs sulipsite. Labai dažnas paternas yra moterų kentėti ir laukti, kol kitas pasikeis. Labai dažnas, kodėl? Nes mamos tokios buvo. Mama nešė ant savęs visus vaikus, visus namus, ar ne, visą buitį. Tėtis arba buvo, bet neįsitraukęs pasyvus, arba jo išvis nebuvo. Ir moteris yra įpratusi kentėti, laukti ir per tai yra įpratusi gauti pagiras. Oi, kokia tu šaunuolė, oi, kaip išsėdėjai ilgai, oi, kokia tu kantri. Kaip mano mama pasakė, dabar mano dukra yra 2,5 metų, bet žinok, jinai visai kantrybės neturi. Aš sakau, jo, mam, žinok, jai 2,5, jinai ir negali turėti to. Kantrybė tai yra kažkas, vystomo įgūdis. Ar ne? Tai vat kantrybė yra iš tikrųjų vystomas įgūdis ir moterim jisai yra įdiegtas labai kenksmingai. Moteris linkusios yra kentėti ir laukti ir rinkti žmonės, kurie turi neva potencialą ir laukti, kol neva tie žmonės tą potencialą realizuos. Tai va šitas santykis yra labai labai populiarus. Tarp vyrų yra labai populiarus santykis pasimti savo mergaitę, mažą, ar ne, psichiškai nesubrendusią moterį, kuri visiškai pilnai jame ištirps. Ir taip jisai tvirtina savo galią, savo gebėjimą, ar ne, duoti, vesti ir taip toliau. O kaip yra sakoma, kad, pavyzdžiui, vyrai pasirenka moterį panašiai į savo mamą, o moterys renkasi vyrą panašų į savo tėtį. Kiek tame yra tiesos? Yra tiesos, žinoma, ir tai vėlgi yra neurobiologinis dalykas. Yra toksai įdomus paaiškinimas, kad jeigu vyras renkasi labai priešingą moterį nei jo mama, jisai nori praeiti separacinį procesą dėka to santykio.
Tai reiškia, jisai nori atsiskirti nuo mamos su moterim, kuri būtų stipresnė, nepanaši į mamą ir padėtų jam pagaliau nuo jos atsiskirti, nes jinai įsikibusi jį yra, nepaleidžia jo. Jeigu vyras renkasi visiškai identišką, panašią, reiškia, jis irgi yra nesiseparavęs. Bet įdomu tai, vėlgi grįžtant prie mūsų veidrodinių neuronų, mes nuskaitome. Ir mamos elgesį, ar ne, jeigu labai mama mylėjo, žinoma, kad tai yra meilės kodas tiek vyro, tiek moters, ar ne? Ir mes renkamės labai panašius partnerius, nes mes tai skaitome meilę. Jeigu mama buvo labai švelni, ar ne, labai mylėjo, gamino daug valgyt, bet kritikavo ir galėjo kartais gal net pažeminti, greičiausiai jis tokią moterį ir pasirinks. Kuri kas. Taip, kuri įkas, o jisai bandys per tą moterį kažkaip atkeršyti mamai. O kodėl santykiuose atsiranda neištikimybė? Labai, labai toksai globalus klausimas, labai individualu. Nėra vienos formulės. Neištikimybė gali atsirasti dėl to, kad žmogus toksai. Va taip pas jį yra suformuotos vertybės. Ar ne? Ir santykis gali būti nuostabiausias. Moteris ten gali būti geriausia, ar ne, geriausia mama, geriausia žmona, geriausia meilužė, bet jisai vis tiek susiranda kitą. Nes jo tokios yra vertybės ir su tuo nieko nepadarysi. Aš absoliučiai nesutinku su tiesa, kai sako santykiuose abu prie to privedė. Kategoriškai nesutinku, visiškai nesutinku ir niekam nerekomenduoju į tai žiūrėti, nes įsivaizduokit, elgiasi kažkaip su jumis neteisingai žmogus. Jūs paimat ir šaunate jį. Neadekvatus veiksmas. Tai yra jūsų pasirinktas veiksmas tvarkyti su tuo, kas vyksta. Jūs turit milijardą pasirinkimų. Išeiti, pakalbėti, iškviesti policiją, padaryti bet ką, ką jūs norite, bet nešauti jį. Jūs tai darote vedami savo vidinių vertybinių paskatų, ar ne? Toks jūsų vertybinis pamatas. Viskas. Ir tai yra labai sąžiningas, tiesmukiškas, daugam labai nepatogus faktas, kurį reiktų pripažinti. Jeigu moteris eina į kairę ir susiranda meilužį, jos tokios vertybės ir kad ir ką vyras galėtų daryti, jis galėjo būti auksinis, o galėjo būti smurtaujantis. Bet jinai pasielgia pagal savo vertybinį pamatą. Jeigu vyras, ar ne, eina į kairę, tai yra jo vertybinis pamatas. Ir tai nuo moters nepriklauso, nes vyras yra ir moteris, tai yra dvi laisvos asmenybės, kurios elgiasi pagal savo vidinius kažkokius nuostatus. Juk pas kažką, kai vaikas šaukia, rėkia, viena mama jam pasakys: ramiai, aš tavęs taip negirdžiu, prašau pasakyk, ko tu nori. Aš taip elgiuosi su savo dukra. Jis rėkia: mama, ne. Pasakyk: mama, aš nenoriu. Gerai, sakau, aš tave girdžiu. O kitas, ar ne, tėtis gali, ar ten mama gali pasakyti: ko čia šūkauji, ar ne, greitai užsičiaupk, arba ten su tavim taip nekalbėsim. O kitas gali nereaguoti. Dėl kiekvienas elgiasi pagal savo vidinius parametrus ir sakyti, kad o ką jūs abu šeimoje darėt, kad vyras paėmė ir išėjo pas kitą. Arba ką vyras tą šeimoje darė, kad tai yra absoliučiai neadekvatus vertinimas situacijos. Bet to gali būti iš tikrųjų, kad, žinai, aš, pavyzdžiui, girdžiu, vienos nakties nuotykis ir kai bando pateisinti alkoholiu. Aš tikrai galvoju, kad čia yra jau vertybinis pasirinkimas, kad prisidengia alkoholiu, kad būtų lengviau pateisinti tai. Bet kai santykiai ten, pavyzdžiui, tęsiasi 30 ar daugiau metų ir juose jie nepuoselėja, nevysto ir įvyksta atitolimas, tiesiog nutola. Tai ar čia vertybės vis dėlto, ar čia tas socialinio poreikio ieškojimas to santykio tokio ir tada atsitinka ta neištikimybė? Dar vienas neurobiologinis faktas. Mūsų smegenyse yra dvi zonos atsakingos už taip vadinamą meilę, iš tikrųjų už prieraišumą, ir visiškai kita zona atsakinga už įsimylėjimą. Tai yra dvi nesusietos zonos, kurios gali veikti vienu metu. Tai aš galiu ir mylėti, ir būti įsimylėjus. Į kitą asmenį. Taip, būtent, tą norėjau
Kad tai yra biologiškai paaiškinama. Taip, tai yra neurobiologinis faktas, neišsigalvojimas, vėl ne ezoterika kažkokia, tai neurobiologinis faktas, taip veikia mūsų smegenys. Prieraišumo centras yra vienur, įsimylėjimo yra kitur. Todėl, kai žmonės šito nežino, jiem tas momentas, wow, atgimė jausmai ir čia taip faina ir aš jau to nebejau, bet kaip ir aš myliu savo žmoną arba savo vyrą, tai kas čia dabar kaip galima mylėti du? Jūs painiojat. Prie vieno jūs esat prisirišę, ten meilė, taip vadinama, ar ne? O čia yra įsimylėjimas. Ir kai mes tai suprantame, suvokiame, žinome apie save, kodėl sakau žmonėm, reikėtų pasidomėti neurobiologiją, ne tik biologiją, kaip gyvūnai, augalai, ar ne, ten ir fotosintezė veikia, bet kaip mes, kaip žmonės veikiam, ar ne, kokie mūsų centrai. Ir kai žmogus žino, kad įsimylėti jis gali va taip, net ir būdamas nuostabiausiuose santykiuose, jisai turėtų vengti to. Sąmoningai save riboti. Nesusitikinėti su kolega po darbo išgerti kavos, neiti, nesidalinti savo numeriu su vyru, kuris ten sustabdė ir nori susipažinti, ar ne? Sąmoningai save riboti, nes mes žinom, kad taip tai yra įmanoma, taip gali nutikti. Tai čia vat yra pasirinkimas, Taip. kur mano tos vertybės ir kur Taip. mano ribos. Taip, kad absoliučiai. ką aš su tuo darysiu. Ir dauguma, aš manau, vis tiek neįvertina tų pasiekmių, dar truputėlį pažaisiu, dar truputėlį pažaisiu, ir prisižaidžiau. Taip, tada. visiškai tiesa. Mes juk nesuprantam, mes susipainiojam, mums atrodo, čia nauji jausmai, aš taip įsimylėjau, viskas, ar ne, reikia ten kirsti galus. Bet tai netiesa. Ir įsimylėjimas yra tokia forma, kuri dabar jau moksliškai įrodyta gali dabartinėmis realijomis 21 amžiuje tęstis iki 4 metų. Ir dar įdomus dalykas, neurobiologinis, mes įsimylim visi skirtingai. Jeigu paimti skalę nuo 1 iki 10, kiekvienas įsimyli labai skirtingai. O gali plačiau apie tai, ką reiškia skirtingai Taip. įsimylėti? Skirtingai įsijungia ir siunčia signalus, būtent tas sritis smegenyse, kuri atsakinga už įsimylėjimą. Įjungia skirtingą hormonų kokteilį, jeigu taip galima pasakyti. Pas vieną tas kokteilis yra labai didelis, labai toksai stiprus ir jisai tikrai jaučiasi kaip ant sparnų ir ten gatavas ar ne viską padaryti, ištekėti ir ten pagimdyti 3 vaikus iš karto per pirmus pusę metų. O pas kitą 2 įsijungia. Jisai sako, jo, aš įsimylėjus, faina, bet aš nesijaučiu visiškai pametus galvos dėl jo. Ir pas kažką tai gali tęstis 4 metus. 3 metus. Jeigu anksčiau tai būdavo iki 12 mėnesių, nuo 6 iki 12 mėnesių, tai dabar iki 4 metų tęsiasi naujomis realijomis. Ar ne? O pas kažką gali po pusės metų praeiti, sako, nebeįsimylėjus aš. O kaip tokiu atveju, nes daug kas yra priklausomai būtent nuo to kokteilio. Taip, Ir 100%. tas saugumas jiems tarsi nėra toks svarbus, gal moterim daugiau Ne, svarbus. tai irgi yra iliuzija. Papasakok. Abiems svarbu. Aha. Abu dalykai yra labai svarbus. Iš tikrųjų, bazinis žmogaus poreikis tai yra saugumas ir stabilumas, gebėjimas į kažką atsiremti. Bet taip, labai daug psichikų yra neteisingai išjudinta, taip sakant, žinai, jos tokios sužeistos yra ir jos iš tikrųjų labai painioja. Tai psichikai, jinai priklausoma nuo to kokteilio ir tai yra priklausomybė. Ir žmogus toks laimingas niekada nebus, nes jisai negauna pamato, jis negauna saugumo, jis negali sukurti stabilaus santykio. Natūralu, kad visi žino, jog įsimylėjimas prilygsta kokainui ar ten heroinui, vienu žodžiu, kažkokiam narkotikui, tai irgi yra įrodyta. Ir jeigu žmogus turi, pavyzdžiui, kažkokį tais nerimo sutrikimą, neturėjo stabilių santykių, ar ne, jam, jisai gyveno nuolatiniai streso aplinkoj ir dabar jisai, randa įsimylėjimą ir vieną, ir antrą, ir jis tampa priklausomas, tiesiog tai faktinė priklausomybė. Bet kiekvieną kartą, kai nutrūksta santykiai, jisai patiria didžiulį skausmą, kai išeina tas jausmas, veikimas, jis patiria didžiulį skausmą ir vėl to paties ieško. Bet faktiškai jam net ne to reikia. O ko jam reikia? Stabilumo ir gebėjimo atsiremti. Tai yra to žmogaus, su kuriuo jisai jaustųsi kaip namie. Ir tai dažniausiai vienas žmogus. O kodėl tada, jeigu jam šito reikia, jisai bėga tarsi nuo šito? Kodėl jisai ieško tų aštrių jausmų, išgyvenimų, pojūčių, to kokteilio kaip priklausomybės, užuot pasirinkęs tą saugumą?
Vėlgi priklauso nuo to, kokioje aplinkoje jis augo. Tai čia scenarius tam tikras tada įsijungia. Tai yra net ne scenarius, ne psichologiškai, tai net yra neurobiologija, prie ko pripranta mūsų sistema. Jeigu mes paimsim žmogų, tai yra sistema. Taip. Kūnas ar ne psichika, sistema. Prie ko pripranta. Bet čia tada reikalauja labai didelio sąmoningumo. Ir ne tik sąmoningumo, vien neužtenka suprasti. Aš supratau ir viskas, jau kitaip rinktis turiu. Mes keičiame scenarijų per patirtį. Ir yra tam tikri būdai, ar ne, jų tikrai yra keletas, kaip perkrauti, anuliuoti savo sistemą, bet tai didelis darbas. Tai gali pasidalinti gal? Tai tokia sudėtinga sistema, ten daug žingsnių iš tikrųjų eina ir tai tokia, 3 valandų pokalbis, nes tai susiję ir su neurobiologija, ir su fizika, ir su kvantinė mechanika, iš tikrųjų, kaip mes sudėti, ką jau mokslas yra atradęs, tam, kad mes iš tikrųjų pakeistumėm savo scenarijų, vien suvokimo ir vien jausmo neužtenka. Pabandykite įnešti į savo rutiną rašymą kairę ranką 15 minučių į dieną. Labai geras užsiėmimas, man labai patinka. Tiesiog pabandykit, ar ne? Arba dažniausiai tie žmonės, kurie mokosi, kurie labai veiklus, verslus, ar ne, dažniausiai jie žino vertę tokių, ar ne, įrankių, kuriuos mes galime įnešti į savo gyvenimą, kad perkraudinėti savo sistemą, ar ne, duoti jai kažkokią tais visiškai naują intarpą. Ir kai žmonės renkasi partnerius, dažnai jie renkasi pagal scenarijus, pagal tai, kaip buvo jų šeimoje, pagal tai, ką jie matė, pagal tai, su kuo jie buvo santykėje paauglystėje. Pirmas įsimylėjimas turi nežmoniškai didelę įtaką partneriams, kuriuos mes rinksimės. O gali papasakoti daugiau apie tai, labai įdomu. Taip, tai iš tikrųjų įdomus toksai faktas yra, kad pirmas mūsų įsimylėjimas, jisai platoniškas, be kažkokio fizinio kontakto, jisai formuoja tolimesnį mūsų traukos centrą. Nes mes iš tikrųjų platoniškai, juk meilė kaip formuojasi per 3 etapus. Pirma yra platoniška meilė, tai yra tas toksai saugus ryšys, kur aš žiūriu į žmogų, man jo vertybės patinka, kaip jis elgiasi. Ir dažniausiai labai lengva pasižiūrėti ir paklausti žmogaus, kai egzaminuoja mane, kokio partnerio tu nori, koks personažas tau labai patiko. Iš filmukų? Taip, iš filmukų, iš filmų. Koks personažas, kas tas vyras arba moteris. Ir mes pamatysime, kad tas žmogus dažniausiai ieškos labai panašių objektų, ne, bet žmonių, su kuriais gali sukurti bendrą ryšį. Antras etapas, tai yra fizinis kontaktas dar be seksualinio kontakto. Čia toks rankų pasilaikymas. Taip, rankų pasilaikymas, kažkoks gal bučinys į žandą, gal koks lengvas apkabinimas ir taip toliau. Labai dažnai žmonės užstringa būtent platoniškoj stadijoj. Taip, ir tada žmonės suaugę ieško nerealių žmonių. Tokių nėra. Tokių tiesiog nėra, jie ieško kaip iš filmo, tokio galiūno arba visiškos gražuolės, kuri visada nuostabiai atrodo ir pasitempusi ir tokia žodžio, ar ne, nepasakys neteisingo. Ir tai didžiulis iš tikrųjų praradimas psichikai, nes psichika turi patirti, ar ne. Labai tėvai bijo, kad ten, pavyzdžiui, mergaitės arba berniukai patirs kažkokį seksualinį kontaktą per anksti. Bet iš tikrųjų paauglystės laikotarpis, žinoma, nuo 16, 17, 18 metų, ne anksčiau, tai yra svarbus periodas, kada iš platoniškos per fizinį kontaktą jau pereina prie to seksualinio kontakto ir per tai mes irgi susipažįstam su savim, su tuo, koks mūsų kūnas, kas mums patinka, mes eksperimentuojam ir tai labai natūrali stadija. Ir, pagalvojau apie tuos jaunus žmonės ir tarsi tabu yra uždėta, koks seksas ir dauguma tėvų net negalvoja, kad vaikai gali seksu užsiiminėti, paaugliai seksu užsiiminėti ir viską, mano tai to tikrai nedaro. Ir tai labai svarbus etapas. Aha. Jeigu tai yra tabu, jeigu apie tai bažnyčia, taigi kryžių deda ir... Taip, ir jeigu apie tai nešneka, žmonės dažnai užstringa tame, kiek mes turime moterų, kurios sako, aš savo kūną, savo seksualumą pradėjau atverinėti nuo 30 ir 40 metų. Kiek moterų, kurios nepatiria orgazmo, kurios nežino, kaip iš vis sudėtas yra jų kūnas. Ar ne? Ir galvoja, kad seksas tai būtinai visos moteris turi patirti ten vaginalinę ar ne orgazmą ir taip toliau. Nors
Mūsų klitoris visai kitaip sudėtas absoliučiai ir vyrai to irgi nesupranta. Bet aš galvoju, kad vyrai to nesupranta ne dėl to, kad jie negali suprasti. Aš manau, kad mes moterys labai daug prisidedam prie to su apgaudinėjimu, su noru įsiteikti, nes mes pačios savęs nepažįstam ir tada feikinam ir tuos orgazmus, ten dar porno filmų kokių prisižiūrėję, kad čia būtinai kaip turi būti ir kad kartu su partneriu ir nu tada kaip tam partneriui žinot, tai mes melagės būnam ir paskui kaltinam juos, kad nu, Bet čia, žinai, negalima pasakyti, kad yra kažkokia kaltė kažkieno. Žinai kodėl? Todėl, kad nėra bendrai tos kultūros. Kur seksas tabu Taip. yra ta tema, kur negražu, o dabar tu ką ir pasakei ir toks wow, kad 16, 17, 18 metų tai yra normalus etapas pažinti save ir kitą ir tai Ir daryti eksperimentuoti. saugiai. Taip, tai Paauglystės etape taip pat labai labai svarbu patirti tokį kitą įdomų dalyką, kai tavęs nesirenka. atstumimą. Būtinai tai turi patirti moteris ir vyras. Tam, kad lengviau pasirinkti paskui savus partnerius. Papasakok, kaip tai gali veikti. Pavyzdžiui, jeigu labai graži, tai ją visi rinksis. Tai jinai kaip ir nepatirs to atstumimo tokio. Nebūtinai, kodėl jai gali patikti visiškai kitas berniukas, kuris jau gali turėti porą. Ar jinai gali patirti tą atstumimą. Ir tai labai keblus scenarius, jeigu to nepatiria mergaitė, kuri labai labai graži, jinai savo jo išsirinkti negali, nes pasiūla labai didelė ir jinai nesupranta. Nes kai neįvyksta, ar ne tas, kaip mes dabar Tinderį vadinam, match, ar ne, neįvyksta, natūralu, kad yra kažkoks neatitikmuo ir niekam tame santykė nebūtų gerai. O gerai, tas, kuris pastoviai yra atstumiamas, jam atsiranda baimė eiti į santykį. Nu, jisai tada irgi užsideda, kad, pavyzdžiui, aš įsivaizduoju, kad man tai tikrai būtų didžiulė baimė eiti į santykį, jeigu mane ten vieną kartą dar gal nieko, bet jeigu jau ten daugiau kartų atstumtų, tai man būtų tragedija. Įdomu yra tai, kad tu labai teisi, paauglystėje dar nėra savireguliacijos išvystyta tokiam lygiai, kad vaikas, vis tiek jisai, nesvarbu, jisai jaunuolio paauglystės etape, bet jisai dar pats negali su tuo susitvarkyti. Todėl natūralu, kad jo konteineris vis dar yra tėvai. Kurie turėtų padėti Taip. jam atlaikyti. Ir jeigu jisai patiria atstumimą, ar ne, jisai susiduria su tam tikrais jausmais, iki to laiko jau jo emocinis intelektas turi būti išvystytas iki tokio lygmens, kad jisai atpažintų, ką jisai jaučia. Ir įsivaizduok vaikas, kuris neturėjo patirties susilieti su mama ir pajausti, kad jinai atlaiko jo jausmus. Ką reiškia atlaikyti? Tai veidrodžiuoti. Įvardinti, pavyzdžiui, mano dukrai dabar yra 2,5 metų ir jinai gali rėkti, kažką daryti ten ar ne. Ir aš sakau, tu pyksti dabar, taip? Ne. Tu susierzinus? Ne. Tu liūdi? Taip, aš liūdžiu. Ir tu dėl to nori muštis ir ten kažko dar? Taip. Gerai, aš sakau, aš šalia, mes atlaikysim kartu. Ir tai yra mokymas jos, kad jos jausmai yra normalūs. Ir natūralu, kad tas jausmas jai yra labai labai didelis, nes su juo nesusitvarko. Bet tik jį įvardinus, tik tais parodžius, kad mes kartu, aš sukonteineriuoju tą jausmą ir jinai jame neskęsta. Ir tada jau paauglystės laikotarpį toks vaikas gali atpažinti, aš pykstu, mane erzina, aš nenoriu. Ir aš galiu ateiti pas mamą arba pas tėtį, su kuo vyko tas, ar ne, konteineriavimas, veidrodžiavimas ir pasidalinti, man padės su tuo. Ir tada paauglys ne vienas susitvarko ir tada nesivysto tą baimę. O ką daryti, kai suaugusiam žmogui supranti, kad tu negali atlaikyti? Kaip jam išmokti tą atlaikyti? Terapija. Terapija kokybiška, gera, gili terapija, nes reikės, nemėgstu to priešdėlio, bet jisai čia labai tinka, daauginti savo psichikos dalį iki tam tikros brandos, kurioje žmogus patiria ir vėl tą jausmą. Vienas iš tų žingsnių, kur perkrauti galima savo sistemą, jisai skamba taip. Nueik ir patirk 20 kartų tą jausmą. Tai reiškia, eisiu dabar sąmoningai, susikursiu mėnesį laiko to susidūrimo su tuo jausmu. Situacijas tokias. Taip, sąmoningai eisiu išgyventi tą jausmą. O gerai, Jekaterina, dabar šiais laikais yra labai populiaru įvairios hipnozės. Tai jeigu aš greitai nueisiu
pradirbsiu per sesijukį ir paskui dar duos man paklausyti ten įtaigos tokios ir aš pavaikščiosiu, man taip nepadės? Aš sakyčiau, jeigu padėtų, tai mes visi jau būtumėm čia turtingi su santykiais, ar ne, puikiausiai visi atrodytumėm. Nu, O kodėl greitas pralošia prieš lėtą? Nu, kur daug pastangų, laiko reikalauja, nes, žinai, tos terapijos gi nevyksta kiekvieną dieną, jos vyksta kartą per savaitę. Taip, kartais Kodėl? rečiau. Taip, kodėl? Apskritai terapinis toksai kelias, jisai fokusuotas į tai, kad prieš tave atsirastų žmogus, brandesnis už tave, gebantis atlaikyti tavo jausmus ir konteineriuoti, nes tai brandina psichiką ir tai yra patirtis. Ateini pas terapeutą, mano, pavyzdžiui, klientai ateina po metų laiko darbo, mes dirbam, po metų laiko jie drąsiai gali pasakyti, Katrina, jūs taip mane erzinat. Jūs tiesiog, aš negaliu žiūrėti jūs, ta prasme. Viskas, ką jūs sakot, aš nesutinku kategoriškai. Ir aš esu tas žmogus, kuris atlaiko. Gerai, okei. Ir aš neatreaguoju, ar ne? Taip, kaip atreaguotų, pavyzdžiui, mama ten arba tėtis, kaip įprastai kažkaip juos bandytų sumažinti. Todėl tas ilgalaikis procesas tai yra patirtis. Kitas momentas, kai mes sakom hipnozė, ar ne, ten afirmacija kažkokia ir taip toliau. Tai turi minimalų efektą. Mūsų smegenim neurobiologai jau irgi tai įrodė. Mūsų smegenys keičiasi per patirtį. Pabandykite savo afirmacijas surašyti kairę ranką bent vieną kartą per dieną, skirti 15-20 minučių, va tas 10, kur jūs klausot afirmacijas, pabandykite surašyti kairę ranką. Bus didesnis efektas nei tiesiog klausimo. O kodėl kairė ranka tokia svarbi? Dėl to, kad mums neįprasta tai daryti. Nepatogu, frustruoja. Taip, sukyla labai daug jausmų ir mūsų smegenys, kas čia vyksta, kas čia dabar reikalauja iš manęs tiek resurso. Ar ne, aš turiu kažkokias jungtis paleisti, nebūti ten taip, nes įsivaizduokit, vėlgi, rašymas dešinė ranka, kam įprastas yra, ar ne, mes juk pravažiavom jau tuos bėgius ir tai yra labai automatinis veiksmas. Tam, kad mes pradėtume važiuoti kitais bėgiais, pakeisti scenarijų, pasirinkti kitokį partnerį, sukurti kitokią, nežinau, karjerą, uždirbti kitaip pinigus. Viskas tai reikalauja naujų bėgių. Ir jūs galvojat, kad tiesiog žodžiais, kuriuos jūs klausot, jūs galite tai padaryti? Aš manau, kad daug kas taip galvoja, nes yra ir ta marketingo didelė įtaka, kad per 7 kartus būsi naujas asmuo. Tai Neįmanoma. Kodėl? Todėl, kad niekas negali įlysti į žmogaus vidų ir pasakyti, kokia yra jo psichika. mūsų ta vaikystės patirtis, ne? Taip, Kaip mes niekas. susiformavom. Taip. Ir tai ne tik vaikystės patirtis, tai visos giminės dinamika. O ką turiu omeny, sakydama giminės dinamika, tai proseneliai, Taip, kaip jie protėviai. gyveno, juk mes ateitumėm ir pasižiūrėtumėm vienoje šeimoje, pavyzdžiui, yra super visi turtingi žmonės. Kodėl? Dėl kad jie perduoda įpročius, požiūrius, elgesio modelius, santykių kūrimo scenarijus, ar ne? Ir vat jie išlaiko taip savo giminėje tam tikrą gyvenimo lygmenį. Kai kuriuose šeimose mes matom visišką destrukciją, ar ne? Alkoholis, priklausomybės, smurtas, ar ne? Agresija. Ir jie tai irgi iš kartos į kartą perduoda. Tai netiesiog mūsų vaikystė, tai visa giminės dinamika turi įtaką. Okay. Ir tai labai svarbu suvokti, žinai, todėl mes terapijai pasižiūrim atgal, nekaltinant tėvus, o tiesiog suvokiant, kas mane formavo, kokie dalykai vyko mano šeimoje. O gali žmogui, pavyzdžiui, eiti į terapiją yra žingsnis, rimtas žingsnis, Labai. kur pasiruošti reikia ir nusiteikti, nes skaudės. Bent jau man terapija vis tiek jinai su skausmu susijusi ir kad pažvelgti į savo žaizdas, pamatyti jas, tai ir ašaras ir pagailėti savęs, daug tokių dalykų kaip šašą nukrapštyti ir pūlius išvalyti. Ar gali žmogus prieš eidamas į terapiją ateiti į tavo terapinį klubą? Ir kurį laiką, kol jis apsipras, nes tai yra mano galva saugiau toks tyrinėti, žiūrėti, galbūt kadangi organizuoju ir grupinės terapijas ten, tai yra vieni, kurie atvirai dalinasi savo ir aš tikiu, kad kiekvieno to pasidalinimas mums vis tiek vienokia ir kitokia dalim surezonuoja ir mes galim gauti iš kitų patirties.
Žinok, mano terapinis klubas yra sukurtas kartais net ir vietoj kokybiškos terapijos, dėl to, kad ten yra grupinės terapijos. Ir yra tokių užklausų, kurios grupiniai terapijų sprendžiasi žymiai geriau. Ir tai dabar aš nekalbėsiu apie vidinės mūsų užklausas, bet pavyzdžiui, moksliškai yra įrodyta, kad pavyzdžiui, seksualinės prievartos užklausos sprendžiasi žymiai geriau grupiniai terapijai nei asmeniniai. Wow, man atrodo, kad čia tokia tema, kur žmogus net saugi, psichikai išstumia Būtent į dėl to, pasąmonę. būtent dėl to tai ir yra žymiai efektyvesnis būdas. Ir asmeninė terapija nėra tokia efektyvi, nes ten labai daug gėdos, labai daug kaltinimo savęs ir labai daug tokio nesuvokimo, kad ne aš esu priežastis to, kas su manim nutiko. Todėl žmonės labai dažnai eina ir mes terapeutai mokomės iš tų grupinių terapijų. Wow. Tai labai svarbus. Tai apie terapinį klubą, jeigu trumpai, tai yra vieta, kurią aš ir sukūriau su ta intencija, kad žmonės galėtų saugiai eiti į terapiją, praeiti tai, kas yra labai svarbu, ne tik tais iš informacijos kiekio ir struktūros, bet kartu ir iš patirties, tai reiškia visokios technikos, ar ne, kurios tikrai psichoterapinės technikos, kurios labai padeda pakeisti tą būseną, grįžti kažkur ar neduoti savo tai, ko labai trūko, išjausti tuos savo jausmus, nes ten tai, kas pakyla, tai jau niekur to nepadėsi, ar ne? Kitas momentas labai svarbi struktūra yra terapijai ir dar kitas tai yra gyvas kažkoks interakcionas, ar ne? Ir mes jį turim, tai reiškia grupinės terapijos. Ir aš netikiu į vienkartinius dalykus, ne todėl, kad aš nenoriu tikėti, ne todėl, kad aš tokia kažkokia, ar ne? Bandanti nuvertinti, bet aš tiesiog domiuosi ir gilinuosi tai, kaip veikia mūsų smegenys. Ir būti klube kažkokioje vietoje metus laiko, ar jūs įsivaizduojat, kokio lygio procesą reikia atlaikyti. Smegenys kokio lygio naują procesą turi atlaikyti. Su kažkuo kurti santykį, išbūti, eiti, nuklysti, vėl grįžti. Taigi gyvenimas vyksta. O tai yra procesas, prie kurio reikia būti prisitaikius, kurį reikia stebėti, kurį reikia įsinešti į savo užrašinę. Tai keičia žmonės, tai jie išmoksta išbūti, išmoksta kurti kitaip santykį, išmoksta save girdėti. Tai yra didelis darbas. Man labai patinka struktūra tavo terapinio klubo, kad yra atskirai tėčio, atskirai mamos temos ir tu visada akcentuoji, kad prieš einant į mamos temą pirmą pasižiūrėkit tėčio, nes su mama visada yra daug daugiau reikalų. Taip. Kodėl su mama yra daug daugiau reikalų? Tai pirmas žmogus, iš tikrųjų, su kuriuo mes daugiausiai kontaktuojame. Mama tai yra mūsų visas pasaulis. Mes žiūrim į mamą ir mūsų veidrodiniai neuronai nuskaito, koks yra pasaulis. Mama nerimastinga, jautri, laiminga, jai skauda, jinai pergyvena, ar atvirkščiai viskas pas ją yra gerai. Mes nuskaitom pagal ją, koks yra visas pasaulis. Todėl žinoma, kad ten yra tų jungčių su jie žymiai daugiau nei su tėčiu. Tėtis faktiškai įsijungia į vaiko gyvenimą nuo 3 metų, nuo 3,5. Pats vaikas tai demonstruoja. Pats vaikas demonstruoja iki 3 metų faktiškai, kad tėtis ta antra figūra. Nuo 3 metų prasideda jau tėčio, ar ne rolė, kada jisai stepina ir pasiima vaiko dėmesį labiausiai. O jeigu vaikas auga be tėvų, kaip tokia atveju, ar kažkas yra, nes mes suprantam mama, tai būtinai biologiška mama arba įtėviai, bet greičiausiai yra figūros, kurios atlieka tam tikrus vaidmenis. Visiškai teisingai. Biologijos negalima atjungti čia, mes jau kalbėjom apie tai pačioj pradžioj, bet kokiu atveju žinoma, kad tai yra labiau objektai figūros. Ar ne, su kuriais kuriamas yra kontaktas. Ir kai vaikas auga be tėvų, jam lengvai mama gali tapti močiutė. Auklėtoja ne, greičiausiai, kas yra sudėtinga su vaikais, kurie auga vaikų namuose, jiem katastrofiškai trūksta saugių figūrų, į kurias jie galėtų atsiremti, nes ten dažniausiai dirba 2, maksimum 3 žmonės ir jie negali apimti visos grupės ir duoti visiems. Tai moksliniai tyrimai yra rodantis, kad jeigu gimė kūdikis ir jų daug yra, ar ne, ir pavyzdžiui, jie yra be kontakto, jie dažniau miršta. Tie kūdikiai, pas kuriuos ateina žmonės, kur kontaktuoja žmonės, kur nešioja juos ant rankų, liečia juos, jie žymiai greičiau pasveiksta, žymiai greičiau vystosi, taip vėlgi sukurtos mūsų smegenys. Tai pirma mano konferencija
ir iš tos konferencijos aš rėmiau Niekieno vaikus, puikia organizacija irgi. Taip, Taip, jie Čia labai Šiauliuose. užsiima tuom, kad vaikai neliktų vieni ligoninėse. jie labai kartu, žinai, tokia ir sudėtinga, nes tu ateini ir kažkiek ir prisiriši. Aš, pavyzdžiui, man lengviau yra paremti pinigais negu veiksmais šitoje vietoje, nes aš bijau galbūt savo jausmų, su kuo tektų susidurti, žinai, ir ką išgyventi. Tai lengviau padaryti paramą tiesiog pavedimu. Ir tie žmonės, kurie eina ten, tai man atrodo, visada, wow, kokią plačią širdį turi, žinai. Čia vėlgi, žinok, yra apie gebėjimą atlaikyti savo jausmus. Kad jie gali ir Taip. tada jų talpa ta didesnė. Taip, jie gali atlaikyti ir skausmą, ir kažkokį liūdesį, ir kartu sukonteineriuoti tų vaikų jausmus. Taip, faktas. Žinai, ko aš nustebau, kad tavo klube yra ir vyrų. Man tai buvo žavu iš tos pusės, nes aš galvau, kad vyrai yra tokie užspausti, jiems santykiais jie domisi tiek, kiek moteris jį pasisodina ir sako, reikia pasikalbėti, ir tada jau jie visi įsitempia ir susitraukia. O ten yra ir dalinas, ir klausimus, ir feedbackai, ir nesutinka su tavim, žinai, kas man, aš tikrai perskaitau ten, paklausau viską. Tai kaip čia taip yra, kad vyrai nėra tada uždari? Gintarė, aš turbūt nuliūdinsiu, bet tu labai teisi. Vyrai iš tikrųjų yra labai užsidarę ir tai yra mūsų kolektyvinės pasąmonės ir praeities toksai atspindys, nes mūsų aplinkoje ar ne teritorijose buvo labai daug karo. Jis ir dabar vyksta, ar ne? Ir dabar ta pati situacija, žūsta labai daug vyrų ir pas juos nepriimta yra dalintis. Jie nemoka. Tai mano klube yra tikrai labai mažas procentas vyrų ir aš net turiu idėją sukurti kažkokį projektą vyrams, bet tai yra tokia idėja dėl to, kad jiems iš tikrųjų labai sudėtinga eiti, dirbti ir kiek aš turėjus konsultacijų su vyrais, jiem labai sunku atsiverti, jie nesupranta savo jausmų absoliučiai, jie yra juos užslopinę ir dėja pas juos prasideda psichosomatiniai visokiausiai sutrikimai, jų gyvenimas atrodo labai chaotiškai, nes jie net nesuvokia, o ką aš dabar jaučiu, ką man iš vis tas santykis su mano kūnu, tik aš sportuoju, viskas yra gerai. Ir tai yra tikrai didelė problema ir tai viena iš skyrybų priežasčių dabar. O ar yra būdų, nes tikrai dabar turiu omeny vieną porą, kur jie yra mylintys vienas kitą, tik jam yra labai sunku kalbėti ir jis tikrai nesupranta jausmų, jam žodis jausmai, jam panika matyti kelia ir tiesiog nemoka kalbėtis, tiesiog gal bijo įsivardinti tuos jausmus. Kaip padaryti, kad ta santuoka veiktų, ar įmanoma kažkaip, neįsivaizduoju, bet čia žinai, kad nebūtų ta kantrybė, apie ką kalbėjom su moterim, kad mato potencialą ir kantriai laukia. Bet gal yra kažkokie tikrai efektyvūs būdai, ar būtinai reikia, kad jisai išdrįstų pagaliau pasižiūrėti tuos savo jausmus. Bet, žinai, vyrai ir psichologija, tai jie sako, aš ne psichas. Taip, čia klasika, žinai. Turbūt sudėtingiausias klausimas, kurį šiandien uždavei. Sudėtingiausias iš tikrųjų dėl to, kad čia kiršinasi labai svarbus baziniai poreikiai. Moteris irgi ilgą laiką buvo užslopintos savo emocijose. Jos negalėjo taip jausti atvirai ir dėka to, kad yra psichologija, dabar labai tas emocinis intelektas atsivėrė ir moteris tapo žymiai stabilesnės. Jos žymiai paprasčiau gali pasakyti apie tai, ką jos jaučia. Ir tas poreikis emocinio saugumo ir emocinio ryšio atsiranda dar didesnis ir gilesnis. Ar įsivaizduok, tu ateini namo ir tu supranti, kad dėl kažkokių priežasčių tavo artimas žmogus visiškai neina į kontaktą. Ir abu tame kontakte yra alkani. Abu. Tik vienas jau atsivėręs, pasiruošęs, pravėrė savo psichiką, o kitas užsidaręs kaip akmuo. Ir turbūt tik tais jausmai ir meilė gali padėti
ar ne, be spaudimo, parodyti tam žmogui, kad tai yra labai svarbus poreikis. Ir apie tai niekas niekada nekomunikavo. Apskritai, anksčiau sakydavo, kad iki 3 metų vaikui formuojasi viskas ir po 3 metų jau vėlu. Bet tai yra visiška netiesa. Iki 24 metų formuojasi viskas. Ir tai yra irgi neurobiologiškai įrodyta, kad mes formuojamės iki 24 metų ir mes labai labai lankstus esam iki 24 metų. Tai natūralu, kad jeigu tam žmogui jau vyrui yra 35, jisai labai nebelankstus. Ir čia pareikalaus abiejų labai didelės meilės, kantrybės, bet čia jos tikrai labai reikia. Man, žinai, dabar, kai tu kalbi, iš karto iškilo situacija, kai tu pasakai apie savo dukrą ir kaip tu būni jai resursų. Tai vat, jeigu moteris toje poroje prisimtų savo tos resursus, nes jinai ar vaikšto į terapiją, jinai ten gauna to savęs pastiprinimo, taip jinai galėtų būti, kadangi jisai tikrai neis pas jokius psichoterapeutus, jinai galėtų sąmoningai pasirinkti būti jam resursu ir po truputėlį įgarsinti, bet ne per spaudimą, ką sakei, o per meilę, kad tu dabar jauti tai ir jam padėti susintegruoti tuos jausmus palaipsniui ir galbūt tikėtis, kad gyvenimo pabaigoje jie galės kalbėtis apie jausmus. Tai iš tikrųjų labai realistiškas scenarius, bet labai dažnai, apart to, kad nėra gilaus emocinio kontakto, yra dar daug kitų dalykų. Kas? Santykiuose labai dažnai būna kitų spragų. Ar ne, kur, pavyzdžiui, vyras infantilus, nepasiema kažkur atsakomybės, ar ne, ir moteris tempia, jinai negali pasakyti apie savo poreikį, nes jisai iškart piestų stojasi ir sako, ne, man netinka, ką tu čia nusišneki, ar ne, nelysk prie manęs ir vėl tu pradedi. Ir tada moteris pasiduoda, nes joms irgi reikia resursų. Joms irgi reikia į kažką atsiremti. Bet aš galvoju, kad čia, žinai, gal mano jau psichikos žaidimai yra, kad, kadangi aš ten tikiu psichoterapiją, aš tą resursą galiu pasiimti psichoterapiją ir taip pastiprinti save. Aišku, ateis momentas, kada atsibos būti donoru, nes tu negali, bent jau aš taip tikiu, kad santykiuose turi vykti mainai. Nes kažkiek gali duoti, bet badas ateina, kad nori pradėti ir gauti. Ir iš to žmogaus gauti, o ne iš ten psichoterapeuto. Bet psichoterapeutas niekada neduos to resurso, kurį tau gali duoti partneris. Niekada. Tai nėra pakaitalas. Jeigu taip vyksta perkelimas ir terapeutas turi grąžinti tą perkelimą atgal. Jisai turi tai pamatyti, įvardinti, įgarsinti ir parodyti žmogui. Kuom skiriasi, pavyzdžiui, mama nuo terapeuto? Mama tai yra meilės, besąlygiško priėmimo ir griežtų ribų figūra. Griežtų ir nuspėjamų ribų. Terapeutas tai yra neutralumo ir atsitraukimo, ar ne, žmogus. Ką reiškia atsitraukimo? Jisai negali būti įnikęs į tavo scenarijų. Jisai vis tiek yra nuošaliai. Jis nepriima tavęs visokio, jis labai neutraliai reaguoja, ar ne? O mama tai yra tas, kur aš jaučiu tavo skausmą. Ir mes to paties norime iš artimo žmogaus, kad jisai mus jaustų taip, kaip mes, kad jisai liudytų mūsų gyvenimą taip, kaip mes liudijam jo. Ir terapeutas niekada neduos to grįžtamojo ryšio ir to resurso. Todėl natūralu, kad čia ir yra didžioji dabartinių skyrybų priežastis. Moteris stipriai šoktelėjo į viršų iš sąmoningumo lygmens. Iš emocinio intelekto lygmens. Dabar moteris nebe tos, kurios rėkia, šaukia, reikalauja ir apvardžiuoja ten ar ne ir dramas kelia. Dabar moteris gali ramiai ateiti ir pasisodinti ir pasakyti, klausyk, man taip negerai. Man skauda, kai tu taip darai. Aš norėčiau kitaip. Ir vyras gali pasakyti, Dieve, ir vėl tu. Ir jau nebežino kaip. Ir labai dažnai vyram veikia kaip? Šaukti, rėkti, tada jis išgirsta, tada jis atsibudo, to, kad jis prie to įprato. Nes jo jausmai kitaip nepabunda, tik jam šoko reikia, ar ne? O moteris jau taip nebenori, nes jis supranta, kad tai kenkia jos sistemai. Dėl to moteris turi tiek daug problemų. Iš moteriškos pusės, ar ne? Būtent su savo
tomis moteriškomis ligomis, dėl to, kad jos labai labai daug slopindavo ir sprogdavo paskui. Dabar moteris tengiasi kitaip, bet jų tada dar labiau negirdi. Ir dėl to skiriasi. Kodėl didžiausias turbūt skaičius skyrybų inicijuotas yra moterų. Taip, tokia statistika. Ir tai liūdna, dėl to, kad moteris ūgtelėjo. Jos kaip, nežinau, išleistos iš, ar ne, belaisvės, kaip pradėjo mokytis, tobulėti, ar ne, augti. Ir dabar jos nebegali būti su bet kokiu vyru. O skyrybos tai yra laimėjimas ar pralaimėjimas? Ir kartu ir pralaimėjimas, ir laimėjimas. Ir negali būti kitaip. Mes negalime sakyti, kad moteris, kuri, pavyzdžiui, buvo toksiniuose santykiuose, išėjusi iš jų, tik laimėjo. Ne? Jinai ir pralaimėjo, jinai sukūrė santykį, kuris buvo toksiškas, jinai pasirinko partnerį, jinai nesugebėjo surasti irgi bendros kalbos. Tai yra jos asmeninė nesėkmė. Bet kartu ir sėkmė, kad jinai išėjo, pasiėmė kažkokias pamokas. Todėl man labai, mes ir kalbėjome mane pačioj pradžioje apie tai, kad visada žmonės linki yra, ar ne? Arba į gerą šokti tik tais, arba į blogą. Ir negatyvę patirtį linkia kažkaip maskuoti, užtepti kažkokius sviestukų, kažkaip, kad maloniau būtų ir pačiam, ir aplinkai. Bet realybė kitokia, mes turime du galus visada vienoje vietoje. Visada, kitaip nebūna. Negali egzistuoti gėrio be blogio. Negali. Todėl visur yra ir laimėjimas, ir pralaimėjimas. Ir tą svarbu integruoti ir priimti. Taip. Tas ambivalentiškumas tai yra gebėjimas būti skirtingose pusėse, ar ne, vienu metu. Tai ir yra brandos ženklas. Aš galiu pykti ant savo vyro, aš galiu jo nekęsti momente, bet aš vis tiek jį myliu ir nenoriu, kad niekas kitas pakeistų jo vietos. Jekaterina, mūsų laida artėja į pabaigą ir noriu tavęs paklausti, ar yra tavo koks, nesakysiu stebuklingų, nes netikiu, kad yra stebuklingi, bet gerų santykių receptas? Labai sudėtingas klausimas, nes geri santykiai kiekvienam labai individualu, ar ne? Mes kalbėjom apie tai, kad vaikystėje formuojasi pas vaiką, kas jam yra geri santykiai. Gal sveikų tada pakeiskim tuos gerus į sveikų santykių, ar irgi čia individualu, nes man sveikas tai yra susijęs su pagarba, su poreikiu galėjimu išsakyti, su girdėjimu, tai yra ne tik pasakymu, bet ir išklausimu, atliepimu. Aš pasakysiu turbūt trumpai, kadangi mes tokio kažkokio ieškom, ar ne, vieno recepto, aš pasakyčiau, kad sveiki santykiai tai saugūs santykiai. Ir to reikėtų ieškoti, ir į tai reikėtų kreipti didžiausią dėmesį ir prie to reikėtų vesti santykius. Tiek iš moterų pusės, tiek iš vyrų, ar ne? Kad kitam būtų saugu būti šalia manęs. Ką aš atnešu tokio į santykį? Ar aš priimu jį visokeriopą, ar aš leidžiu ar ne jam būti visokiu? Aišku, turint tam tikras ribas, neinant į tuos kraštutinumus, ar ne? Mes nekalbam apie tą toksiškumą, bet vis tik saugumas tai yra sveikų santykių pagrindas. Tikrai taip. Labai sutinku, man saugumas labai rezonuoja, man kažkaip jisai apskritai tokia bazinė vertybė, kur tada galiu pradėti skleistis, atradinėti save, užsiimti kūrybą, jeigu jaučiuosi saugi. Taip, visiškai teisingai. Ačiū tau labai už tavo laiką, už tavo žinias, už gausias įžvalgas ir patirtį, kuriom pasidalinai šiandien. Ir gal yra kažką, ko aš tavęs nepaklausiau, bet tu manai, kad tai yra svarbu, kad pasakytumėm? Dabar tokia atsakomybė ant manęs, paskutinį žodį. Iš tikrųjų, aš manau, kad jeigu mes kalbam apie vaikystės santykius ir tai, kaip jie veikia mūsų suaugusių santykius, labai vertinga kiekvienam būtų pasidaryti tokį žemėlapį. O kas man vaikystėje buvo meilė? Kokia išraiška, ar ne, man buvo traktuojama kaip dėmesys man? Kada aš jausdavausi mylimiausia? Pasižiūrėti savo asmeninį meilę žemėlapį, nes tai labai stipriai bus panašu į tai, ko dabar žmonės ieško ir nori. Ir suprantant tai, kas susiformuota jau vaikystėje kaip meilės pagrindas, bus galima
Pamačius tai, nuspręsti, ką su tuo norisi padaryti, ar norisi pakeisti, o gal norisi to paprašyti tiesiog pas partnerį ir pasakyti, žinok, va šitą duosi, man būsiu pats laimingiausias arba pati laimingiausia. Ir tai gali ženkliai pagerinti santykių kokybę žmonių. Ačiū tau labai. Ačiū, Gintarė, buvo labai malonu. Ačiū, kad buvai kartu šiame pokalbyje. Jeigu jis tave palėtė, įkvėpė ar tiesiog sukėlė įdomių klausimų, pasidalink komentaruose. O jei nori nepraleisti kitų epizodų, paspausk prenumeruoti. Ačiū tau ir iki kitų kartų.